Ankstų Liepos 1 rytą Belgrado oro uoste nusileidęs lėktuvas į Serbijos sostinę atskraidino visus Lietuvos studentus, sportininkus, trenerius ir delegacijos narius. Universiados miestas gyvena žaidynių nuotaikomis. Pradedant nuo oro uosto visur pilna iškabų reklamuojančių didžiausias studentų varžybas, kursuoja specialūs tik universiados dalyviams skirti autobusai. Ypač didelis dėmesys skiriamas saugumui, kuriam universiados organizatoriai nepagailėjo nei pinigų, nei apsaugos darbuotojų. Liepos 1 dieną 12:30 min. Lietuvos laiku Belgrade universiados miestelį iškilmingos ceremonijos metu į viršų pakilo ir Lietuvos delegacijos vėliava. Tuo tarpu 17 val. Lietuvos laiku prasidėjo žaidynių dalyvių eisena nuo universiados kaimelio iki Belgrado arenos, kur vyko įspūdinga atidarymo šventė. Lietuvos vėliavą ceremonijos metu nešė olimpietė Lina Griciukaitė. Įspūdinga atidarymo šventėje netrūko efektingų momentų, šokių simbolizuojančių sporto šakas ir vaizdų šlovinančių Serbijos gamtą, mokslą ir kitas vertybės. Šiandien startas tuos pirmieji Lietuvos sportininkai. 12:30 min. Vietos laiku Lietuvos studentų krepšinio rinktinė susikaus su Meksikos krepšininkais. Kiti sportininkai treniruojasi ir kovas pradės vėliau.